Sveiki bičiuliai, sausio 26 dieną, čia ateinantį sekmadienį, Baltarusijoje vėl vyks prezidento rinkimai ir juose jau 7 kartą į prezidentus kandidatuoja Aleksandras Lukašenka. Jeigu jis jos laimės, tai jis jau bus valdantis čia Baltarusijos šalį, mūsų kaimynė, jau 30 metų. Sakyčiau, ganėtinai toks solidus rezultatas. Sunku pasakyti, ar čia tiesiog žmonės jį taip myli, ar čia kaip ir Kauno atveju už Matijošaitį balsuoja žmonės todėl, kad kiti kandidatai yra daug blogesni, bet tai yra jų pasirinkimas. Tačiau Lietuvoje jau automatiškai, kaip ir per praeitus Baltarusijos prezidento rinkimus, jau yra nuspręsta, kad Lukašenka bus neteisėtas prezidentas. Net jeigu už jį ir balsuos 80 ar 90 procentų Baltarusijos gyventojų, vis tiek tai bus sakoma, kad suklastota ir neteisėtas ir tų rinkimų nepripažins. Latvijos Seimas netgi oficialiai jau priėmė sprendimą, kad jie Baltarusijos prezidentų rinkimų nepripažįsta kaip teisėtais ir Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką nepripažins teisėtų prezidentų. Latvija ten savo kokiais mažiau negu 2 milijonais gyventojų nepripažins savo kaimynės, kuri ten turi kiek daugiau negu 9 milijonus gyventojų, rinkimų iš šalies vadovo. Va tokia dabar yra logika vadovaujamasi šiuose trijose piktose ir mažose ir kuo labiau mažėjančiose gyventojų, pagal gyventojų skaičių, tuo labiau piktėjančiose Baltijos valstybėlėse. 20 metų Baltarusijos prezidentų rinkimai buvo su fejerverkais, su protestais ir su aktyvių Baltijos šalių kišimus ir to pačiu Lenkijos į Baltarusijos vidaus reikalus. Finansavo visokius užsienietiškus agentus, kurie ten kėlė chaosą, po to tos politinius pabėgėlius surinko, kurie bėgo iš šalies, kai nepavyko perversmas. Dabar Baltarusijos prezidentų rinkimai lyg ir vyksta ramiau, bet vis tiek nepasitenkinimas yra pakankamai didelis ir bando, kad nors tai nieko negali padaryti, bent jau diplomatiniam priemonėm išreikšti savo nepasitikėjimą šitais rinkimais. Iš dalies yra, aš galiu pasakyti, kad taip kritikus duoti ir Baltarusijos rinkimų organizatoriams, nes kaip skelbė Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kuri užsiema rinkimų stebėjimais Europoje, jie negavo pakvietimo į Baltarusijos prezidentų rinkimus ir čia aš tikrai sakyčiau galima išreikšti kritiką, nes jeigu rinkimai vyksta normaliai, tai įsileiskit stebėtus, tegu jie žiūri, nesgi stebėtojas, taigi nieko negali padaryti, jis nedarys įtakos prezidento rinkimams ir pačiam balsų skaičiavimui, tai tegu ateina ir stebi. Ir čia galima sukritikuoti tikrai Baltarusiją dėl šito fakto. Tačiau prisiminkime, kai vyko Lietuvoje prezidento rinkimai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija irgi negalėjo dirbti, o negalėjo dirbti dėl to, kad Lietuva iškėlė specifines sąlygas. Lietuvos pusė iškėlė, kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovai, stebėtojai uždraustų dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos, kurie yra tos organizacijos nariai, stebėtojams. Aš nežinau, ar jie buvo iš Rusijos ir Baltarusijos, buvo kažkas išreiškęs norą stebėti Lietuvoje rinkimus, prezidento ir kitus, bet kadangi buvo iškelta ta sąlyga, ta organizacija iš principo negalėjo sutikti su tokiom sąlygom, nes visas jos šalis yra vertinamas lygiavertiškai, nepriklausomai nuo dabartinių politinių įvykių, tai automatiškai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovai apskritai į Lietuvą netvyko. Tai Lietuvoje vykę prezidento rinkimai, juose nesusilaukė užsienio šalių stebėtojų. Tai nedalyvauja Baltarusijai, nedalyvavo ir Lietuvoje. Tai reiškia lygios sąlygos. Abiejose šalyse nedalyvauja užsienio stebėtojai. Vėlgi, kokia problema, kad atvyks stebėtojai, kad iš tos pačios Rusijos, Baltarusijos, ar ten Ispanijos, Italijos, Prancūzijos ar kokios kitos šalies, čia kai ateina, jie tegu jie stebi, tegu jie žiūri, įtakos jie vis tiek rinkimos jokios neturės. Ir jeigu mes esame tokie demokratiški, mes galim pateikti jums demokratijos pamokėlį, žiūrėkit, kaip pas mus vyksta skaidriai rinkimai, mes nebijom jokių stebėtojų, ateikit, žiūrėkit, viskas tvarkoja, viskas vieša ir skaidru. Bet primetant tam tikrą politinę isteriją, bandoma išvengti užsienio stebėtojų Lietuvoje. Tai kelia irgi tam tikrų klausimų. Tuo labiau irgi kritikuojant, kad Lukašenka irgi neprileidžia prie rinkimų tam tikrų kandidatų, prisiminkime, kaip vyko Lietuvoje registracija į 2024 metų gegužės mėnesį vykusius prezidentų rinkimus,
Kai kurie kandidatai iš viso negalėjo užsiregistruoti, nes Lietuvoje veikiantis privatus bankai tiesiog jiems netidarė rinkiminės sąskaitos. Tie du žmonės buvo tai vadinamasis tas Celofanas ir Švenčionienė. Nepaisant to, kokie buvo jų tenais galimybės dalyvauti tose rinkiminėje kovoje ir galimybės laimėti, aišku, jos buvo žemiau negu minimalios, nepaisant to, kaip kas jie suvertintų kaip žmonės ir kaip politinius veikėjus, jie pagal visus įstatymus atitiko, pagal amžių, pagal visas aplinkybės atitiko kaip kandidatai į prezidentus. Tai jiems turėjo būti ir sudarytos tokios pačios sąlygos kaip ir kitiems kandidatams, tam pačiam Nausėdai, Šimonytei, Jeglinskui, Žemaitaičiui, Vaitkui ir kitiems. Bet jie net negalėjo atsidaryti savo rinkiminės sąskaitos, o jeigu tu negali atsidaryti savo rinkiminės sąskaitos, tu negali dalyvauti rinkiminėje kovoje. Čia yra toks absurdas. O rinkiminę sąskaitą gali atsidaryti privačiuose bankuose, užsienio kapitalo bankuose Lietuvoje. Ir tie du kandidatai, Antanas Kandrotas, kaip plačiai žinomas kaip Celofanas, ir Erika Švenčionienė, negalėjo užsiregistruoti ir negalėjo dalyvauti kaip politinės kampanijos dalyviai. Tas pats Eduardas Vaitkus, kuriam buvo pavykę užsiregistruoti, bet kurio irgi sąskaita nekartą buvo areštuota ir negalėjo normaliai disponuoti surinktais pinigais rinkiminėje sąskaitoje, nes bankas darė jam tam tikras kliūtis. Ir apie tai buvo tikrai pakankamai daug šnekama viešai. Lygiai taip pat irgi nevienodos yra sąlygos reklamuotis, nevienodos sąlygos gauti atitinkamą eterį, nes kai kurios televizijos įsileidžia, tarkim, vienus kandidatus arba žiniasklaidos priemonės arba į debatus, o kitų nepasikviečia. Kai tarkim Tapino Laisvės TV pasikvietė tik tam tikrus kandidatus, kad jie galėtų diskutuoti, o kitų nekvietė, nes jie, jiems nepatinka. Ir tiek, žinai. Nors skelbėsi jie tokie kaip ir už teisybę, už laisvę, už lygybę. Bet kai matome, kaip prieina prie tikros rinkiminės kovos, automatiškai gaunasi vėlgi keliagubi standartai. Taip pat buvo rinkiminių ir pažeidimų tiek Seimo, tiek prezidento rinkimuose, apie kuriuos irgi buvo viešinama, tas pats Zigmas Vaišvila viešino, stebėtojų gildija viešino, bet aišku, tie visi viešinimai baigėsi nieko, nes norint šitai valdžiai kažką įrodyti, reikia turėti politinės galios, o kadangi mūsų tos pavieniai opozicionieriai politinės galios neturi, tai jie tiesiog fiksuoja faktus, viešina tą informaciją ir tiek. Grįžtant atgal, galima iškelti klausimą, kaip Lietuvos Laisvės partijos registravo ir ten kyla klausimas, ar apskritai jie turėjo pakankamą narių kiekį. Bet kadangi tokios partijos reikėjo, būsimai koalicijai, jie buvo praleisti. Ir galima eiti dar daugiau. Yra 2019 metais mano kolegoje tokiam portale kova.news parašytas straipsnis, analizė, ar 100 000 mirusiųjų sielų rinkimų dieną balsuos taip, kaip sutarta. Ir jisai išdėsi pirmą nuorodą, pirmame komentare bus nuoroda įdėta į šitą straipsnį, galit pasiskaityti ir jisai įrodinėjo, kad lemiamų momentų visą laiką kažkaip pasiranda papildomai 100 000 žmonių. Ypač tai buvo išaiškėję per 2014 metų birželio 29 dieną vykusi tą vadinamąjį žemės referendumą. Staiga iš kažkur atsirado papildomi balsuotojai. Jie, aišku, reikalingi tam tikriems politiniams žaidimukams. Šitą temą dar iš tikrųjų nenagrinėta ir anksčiau ir vėliau mes prie jos sugrįšime, kad labiau ir rimčiau iškeltume šitos klausimus, nes apie juos irgi labai mažai kas šneka. Kas norite, pasiskaitykite tas straipsnis, bus pirmame komentare, o vėliau ir įkleisiu savo telegramų grupę, kuri taip ir vadinasi Marius Janaitis. Prisijunkite, ten dedu papildomos įdomios informacijos. Taigi matome, mes pamokslaujame, tiksliau ne mes, o mūsų atstovaujant ir mūsų vardu kalbantį valdžiukę, kuri užgrobė valdžią Lietuvoje. Ir jie pamokslauja kitoms šalims, kaip jas turi vykdyti rinkimus. Negeri neteisingi rinkimai Gruzijoje, negeri neteisingi rinkimai Baltarusijoje, aš jau net nekalbu apie Rusiją. Geri ir teisingi rinkimai Moldavoje, nes ten kaip tik yra labai daug kyla klausimų, nes kažkodėl tai užsienį gyvenantis žmonės, kurie net negyvena Moldavijoje, nulėmė rinkimų rezultatus. Be abejo, sveikina Rumunijos sprendimą tiesiog anuliuoti prezidento rinkimų rezultatus ir juos nukelti į šių metų gegužės mėnesį. Nors jie vyko spalį ar lapkritį, tai jau turėjo būti įvykę ir turėjo būti naujas Rumunijos prezidentas, bet kadangi netinkamas kandidatas pateko į antrą turą ir surinko daugiausiai balsų, tai yra Kolinas Georgescu, rinkimai buvo anuliuoti iš viso ir dabar bus iš naujo.
Aišku, Lietuvos atstovaujantis žmonės, aišku, šitą sprendimą vertina teigiamai, nesgi prorusiškas kandidatas galėjo laimėti, o siaubė. Be abejo, prorusišku tampa bet kas kovoja savo šalies interesus. Tai kartais net pagalvoju, jeigu tikras savo šalies patriotas yra prorusiškas, tai galbūt tikrai reikia būti visiems prorusiškiams, nes bent jau būsime už savo šalį, už savo tėvynę. O ne taip, kaip tie Mickey Mouse, kurie visą laiką aptarnauja užsienio šalių interesus. Ir ta kurstymo politika tęsiasi. Šlykštus vien vaizdelis yra, kuris dabar galite pamatyti, kuris yra prie Lietuvos-Baltarusijos sienos. Betoniniai blokai, aptvertos tvoros, spigliuotos tvoros, užrašai visokie, kad jūs ten gali pagrobti Baltarus ir taip toliau. Viskas tai yra iš Lietuvos pusės išstatyta. O tie, kurie išvažiuoja iš Baltarusijos grįžta į Lietuvą, jokių problemų, jokių ten sienų, jokių ten kažkokių kvailų užrašų ir taip toliau. Aš tikrai pavydžiu Baltarusijos pusėje tos kantrybės turint tokį išprotėjusi kaimyną. Baltarusijos valstybė mus niekada negrasino, niekada mūsų nepuolė, netaikė prieš mus jokių įvairiausių sankcijų, atvirkščiai netgi yra suteikę supaprastintą pateikimą į tą šalį. Jie elgėsi visiškai ramiai ir visiškai adekvačiai, bet iš mūsų pusės vyksta vien tik tai provokacijos. Aš kalbu, aišku, vėlgi už valdančiosios, o ne eilinius gyventojus, nes daug eilinių gyventojų, jie elgėsi normaliai ir adekvačiai ir jie nori vykti į Baltarusiją, nes yra tokia informacija, kad iš Vilniaus kas valandą išvažiuoja pilnas autobusas link Baltarusijos pusės. Aišku, dalinai važiuoja ir Baltarusijos gyventojai, kurie gyvena Lietuvoje, bet nemažai ir lietuvių vyksta į Baltarusiją, nes ten ir pigesnės kainos, nes ten ir pigesnės sanatorijos, pigesnės paslaugos, ir šiaip aplankyti tą šalį tikrai yra įdomu, nes tai yra mūsų irgi bendra istorija. Mes kartu bendrai kūrėme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, mes daugiau negu 500 metų buvome bendra valstybė. Ir ten mūsų yra tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas senovės pilis, kurias tikrai vertėtų aplankyti ir aš kurias ateityje irgi norėčiau aplankyti. Aišku, grįžtant, tave iš Lietuvos pusės būtent muitininkai kruopščiai tikrins, kad tu tik neįsidėtum kažkokio maisto ar kažkokių papildomų prekių nusipirkęs. Teks tau jas išmesti. Negalima į Lietuvą įsivežti, net jeigu tu nusipirkai ten savo reikmėm kažko. Vėlgi tai yra daromos tikslingos provokacijos, vėl trukdoma žmonėms kažką papildomai pigiau įsigyti, kad tik visiems būtų blogiau gyventi, kad tik būtų gadinami kaimyniški santykiai. Mes tos dalykus turime matyti, turime suprasti ir turime atmesti tą kurstomą neapykantą tarp mūsų broliškų tautų. O ateityje užaugti, sukurti savo politinę jėgą ir visus tos provokatorius pasiūsti į istorijos sąvartyną. To savo draugai ir palinkėkime ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki bičiuliai.